Tautinė tapatybė yra savita kiekvienai šaliai ir jos gyventojams. Norint ją plėtoti ir vystyti, yra reikalingas tautą apjungiantis kultūrinis, istorinis elementas, kuris tautiečių širdyse stiprintų bendrystės ir pasididžiavimą savo šalimi, kultūrą, istoriją, jausmą. Šiandien mes jums norime pristatyti vieną iš būdų, kaip tautinė tapatybė yra formuojama ir palaikoma Pietų Korėjoje, pasitelkus visame pasaulyje gerai žinomus korėjiečių populiariosios muzikos dievaičius. Tačiau prieš pradedant kalbėti apie K-pop atlikėjus, pažvelkime į aspektus, galėjusius turėti įtaką šalių atlikėjų tapimu Korėjos kultūros ambasadoriais. Kadangi po kolonijinio laikotarpio, represinės militaristinės valdžios laikotarpio, o vėliau ir po IMF finansinės krizės, Pietų Korėjos vyriausybė pradėjo ieškoti naujų galios šaltinių būsimam šalies augimui. Būtent tada prasidėjo Korėjos bangos Hallyu ir populiariosios muzikos potencialas Korėjos kultūrinio turtingumo viešinimui užsienyje. Pirmą kartą kultūros kaip industrijos svarba pastebėta prezidento Kim Jong-sam valdymo metu. 1994 metais įkurtas kultūrinių industrijų direktoratas, kurio prioritetas buvo industrializuoti ir internacionalizuoti korėjiečių kultūrą, taip įtraukiant šalį į pasaulinę rinkos ekonomiką. Šį darbą tęsė prezidentas Kim Dae-jung, kurio laikais kultūrinių industrijų propagavimas, nustatant teisinį pagrindą valstybės planavimui ir investicijoms į šią sritį tapo šalies atsakomybė. Prezidentai Roh Moo-hyun ir Lee Myung-bak propagavo kultūrą kaip naują šalies variklį. Šiuo laikotarpiu buvo priimti nauji įstatymai, kuriais buvo siekiama palengvinti atskirų kultūros industrijų augimą. Akivaizdu, kad dėl vyriausybės įsitraukimo Hallyu ir populiarioji muzika tapo svarbia Korėjos ekonomikos galia, todėl pradėta koncentruotis į populiariosios kultūros eksportą užsienio rinkoms. Tai paaiškina ir K-pop termino apibrėžimas. K-pop yra suprantamas kaip populiarioji kultūra eksportuojama į užsienį. Dėl savo unikalumo ir kitoniškumo nuo vakarų muzikos industrijos, korėjiečių populiarioji muzika pradėta naudoti kaip Pietų Korėjos švelniosios galios įrankis, padėjęs Korėjai įsitvirtinti pasaulinėje scenoje, atnešė šaliai kapitalistinę sėkmę ir smarkiai prisidėjo prie nacionalizmo ir tautinio pasididžiavimo formavimo. Taigi nacionalizmas buvo kuriamas pasitelkiant humanistinį pagrindą – populiariąją muziką. Pagrindinis populiariosios muzikos ir nacionalizmo formavimo variklis yra dievaičiai, dar žinomi kaip idols. Dievaičiai yra savotiški gerbėjų sektini pavyzdžiai ir idealai, taip pat ir vieni pagrindinių savo šalies atstovų, nes būtent jie yra parduodami gerbėjams, skirtingoms auditorijoms ir reklamuotojams. Toks dievaičių įvaizdis susiformavo būtent dėl jau minėtų aspektų ir dėl to yra matomi kaip priemonės, per kurias transliuojama šalies galia. Todėl jie turi atsakomybę būti ne tik gerais, talentingais ir pelningais artistais, bet ir tinkamai pristatyti Pietų Korėją ir jos kultūrą pasauliui. Korėjos vyriausybė džiaugiasi globalia dievaičių sėkme ir vis didėjančiu jų populiarumu bei laiko juos klestinčios šalies kūrybinėmis industrijomis. Tai galima pailiustruoti visame pasaulyje labai gerai pažįstamų Psy Gangnam Style atveju, kuomet daina sulaukė didžiulio populiarumo dėl savo keisto skambesio, kiek neįprastų vakarų rinkai. Pietų Korėja taip didžiavosi šią sėkmę, jog Seule, Gangnam rajone yra pastatytas didžiulis paminklas šiai dainai, iliustruojantis pagrindinį šokio judesį. Taigi dievaičiai užsienyje sulaukė sėkmės, stiprina tautinį pasididžiavimą savo šalimi ir kultūra, nes globalus dievaičių žavesys ir unikalumas yra neatsiejamas nuo Korėjos ir korėjietiškumo. K-pop dievaičiai populiarūs užsienyje yra laikomi Korėjos kultūros propaguotojais ir savotiškais kultūros ambasadoriais. Kultūrinė diplomatija yra praktikuojama daugelyje pasaulio valstybių ir yra geriausiai suprantama kaip švelniosios galios įrankis, naudojamas parodyti pasauliui geriausius šalies turimus kultūrinius produktus. Kultūros ambasadorių dievaičių vaidmuo, jie pristato šalies vertybės, padedančias pasauliui formuotis teigiamą įvaizdį apie Korėją. Reprezentuoja šalies remiamą kultūrą kaip nacionalinę kultūrą, taip vystant šalies kultūrinę galią. Pastebėjus kultūrinę Hallyu vertę turizmui, kultūros ambasadoriai dievaičiai pirmiausiai yra pasitelkiami turizmo augimo skatinimui. Siekiant pabrėžti Hallyu fenomeną, buvo kuriami nauji turizmo produktai ir vietos Korėjos vyriausybei įgyvendinant konkrečias su Hallyu susijusias turizmo strategijas, politiką ir taisyklės.
Toks turizmo populiarinimo būdas buvo pradėtas naudoti 2017 metais, kai grupės BTS nariai, bendradarbiaudami su Seulo turizmo organizacija, tapo turizmo skatintojai šalies sostiniai, kuriant specialias dainas ir vaizdo klipus grupės nariai reklamuoja vertas aplankyti vietas Seule. Toks būdas pasiteisino ir kasmet į Pietų Korėją atvyksta vis daugiau turistų. Tačiau svarbiausias dievaičių kaip ambasadorių vaidmuo yra gero Korėjos vardo užsienyje pateikimas. Todėl vyriausybė ambasadoriais paskiria populiariausius ir daugiausia nuopelnų turinčius dievaičius. Pavyzdžiui, 2021 metais Pietų Korėjos vyriausybė populiariausios to meto grupės BTS narius paskyrė specialiaisiais šalies prezidento pasiuntiniais ateities kartoms ir kultūrai. Tuo metu BTS nariai tapo Pietų Korėjos atstovais pasaulinėse konferencijose. Viena iš jų buvo 75-oji Jungtinių tautų generalinė asamblėja bei organizuojami renginiai, kurių metu buvo skatinamas bendradarbiavimas globalių problemų kaip skurdo ir nelygybės atvejais. Kadangi dievaičiai yra laikomi švelniosios galios įrankiu, jie yra pastatomi šalia Pietų Korėjos politikų ar prezidento, kad pabrėžtų ne tik politinę, bet ir kultūrinę šalies galią. Keli tokių pavyzdžių yra dievaičių grupės Stray Kids ir prezidento Moon Jae-in apsilankimas 2022 m. Dubai Expo renginyje ir merginų grupės Red Velvet ir Moon Jae-in apsilankimas Šiaurės Korėjoje. Tradicinė kultūra nėra pagrindinis įrankis populiarinti Korėjai, tačiau yra ne vienas atvejis, kai dievaičiai įtraukia tam tikrus tradicinius elementus į savo muziką ar pasirodymus. Bei Stray Kids tradicinių elementų galima aptikti ir Psy Gangnam Style dainoje. Django dvigubo būgno ritminės grupės dainos melodijoje ir Kalgunmų tobulai sinchroniškas šokis. Yra ir daugiau dievaičių naudojančio tradicinę kultūrą savo kūryboje. Būtent šie elementai parodė korėjiečių kultūros išskirtinumą ir sulaukė neapsakomai didelio dėmesio iš pasaulinės auditorijos, taip stiprinant korėjiečių nacionalinį pasididžiavimą ir patriotizmą. Tautinė korėjiečių tapatybė yra palaikoma ne tik globalia dievaičių sėkme, bet ir pačių dievaičių pastangomis. Tiek nacionalistinis požiūris į Hallyu, tiek pati Hallyu žvaigždžių kultūra reikalauja, kad dievaičiai būtų pavyzdingi patriotai. Kaip jau minėta, dievaičiai yra jų gerbėjų idealai ir sektini pavyzdžiai. Vadinasi, jei dievaitis yra patriotas, gerbėjas taip pat sąmoningai ar nesąmoningai taps patriotu. O kuo populiaresnis dievaitis, tuo daugiau įtakos jis turi, tuo daugiau žmonių jo klausys. Tačiau svarbu paminėti, jog su populiarumu ir įtaka taip pat ateina ir didžiulė atsakomybė. Vienas tokių atvejų, kuomet dievaičio elgesys buvo palydėtas neigiama visuomenės reakcija, buvo labai populiaraus atlikėjo Yoo Sung-jun privalomos karinės tarnybos išvengimas pasinaudojant dvigubos korėjietiškos amerikietiškos pilietybės privalumais. Kadangi Yoo pabėgo nuo tarnybos, išvykdamas į Jungtines valstijas, valdžia uždraudė jam grįžti į Korėją visam laikui. Dvi savo laiku labai populiarios merginų grupės AOA narės Seolhyun ir Jimin pramoginėje laidoje net pažino nacionalinio didvyrio ir tautinio kankinio An Chung-gun. Todėl buvo apkaltintos ne tik Korėjos istorijos neišmanymu, bet ir patriotizmo trūkumu. Dėl šio incidento dievaitės turėjo viešai atsiprašyti. Vienas iš naujesnių atvejų įvykęs šių metų pradžioje yra ENHYPEN grupės nario Jay pasisakymas gyvos transliacijos metu. Dievaitis teigia, jog išmokti Korėjos istoriją trunka tik kelias savaites, nes, cituoju, Korėjos istorija yra lyg trumpa novelė lyginant su kitų šalių istorija. Citatos pabaiga. Tai labai supykdė korėjiečius ir Jay teko atsiprašyti už pasakytus žodžius net 2 kartus, nes pirmąjį sykį jo žodžiai gerbėjams pasirodė netinkami ir nepakankamai nuoširdūs. Korėjiečiai gerbėjai internete išreiškė savo nusivylimą, teigdami, jog dėl Jay kaltės žmonės visame pasaulyje juokiasi iš korėjiečių istorijos. Iš vienos pusės dievaitis visada turi būti tobulas, atidus ir nedaryti klaidų, tačiau iš kitos pusės tokie incidentai savotiškai padeda stiprinti korėjiečių patriotizmą ir tautinę savimonę. Taigi dievaičiai yra labai svarbi korėjiečių tautinės tapatybės ir nacionalizmo formavimo priemonė Pietų Korėjoje.